Mikroknygos tai yra, aišku, unikalus dalykas. Tai yra iš tikrųjų mūsų sukurtas, išnešiotas, ilgai mąstyta. Ir šiaip be to patyrimo, kurį mes pasiekėm dirbdami beveik 20 metų švietimo srityje, tai aišku, jis nebūtų sukurtas, nes norint sukurti produktą, kuris tiktų mokytojai, kuris įtiktų jam, reikia neužmiršti, kad mokytojas vis tik yra silpniausia informacinės visuomenės dalis. Jeigu mokytojai sakai, nu tu čia va imk programą, čia tau 150 mygtukų čia paspausyti, jis nieko nesupranta. Mes jums sakom, imk atmintuką. Tai yra lygiai toks pat atmintukas ir jūs jį galite naudoti kaip atmintuką, tik tai tiek, kad jame yra daugybė visokių sudėta funkcijų, galimybių, ko neturi normalus atmintukas. Mūsų informacija neįrašyta, o suprogramuota su atmintuku, dėl to mes drįstam tai vadinti knyga. Mes sakom, kad tai yra mikroknyga, mobili interaktyvi kompiuterinė knyga. Iš tikrųjų tai yra informacijos kaupimo, saugojimo, tvarkymo ir atnaujinimo priemonė. Jame galima susidėti, iš jo galima transliuoti, su juo galima susisiekti su internetu per Explorerį, jame galima kurti savo knygą, jame galima pasidėti savo turinį, ką nori, ištrinti jį, pakeisti, naudoti. Tai yra, viskas yra informacijos tvarkymas, naudojantis žinomų pavydalų. Čia, ką aš rodau, tai yra vienas iš variantų mikroknygų, tai vadinama šaltinių knyga. Va čia, kur yra geografija, yra šaltinių knyga. Tai atidarius šaltinių knygą matosi čia viršelis paties vadovėlio, iš kurio galima nueiti tiek į mūsų TEV leidyklos, tiek į to vadovėlio leidėjų didaktos puslapį. Ir viduje, einant per turinį, dvi esminės dalis. Vadovėlis, tai reiškia bet kurį vadovėlio skyrių, bet kurį atvartą. Tai tiesiog praimkim nuo pradžios, 4-5 puslapis. Jeigu toliau versim, tai ir bus vadovėlio atvartais, 6-7 ir taip toliau ir taip toliau. Tai šituose puslapiuose įdomu tai, kad vadovėliai yra iliustracija nedidelė, o jas spraktelėjus šitoj šaltinių knygai jinai yra padidinta. Dabar antra dalis šaltinių knygos, tai reiškia visos iliustracijos paskiriui yra sudėtos tiesiog į tam tikrus katalogus. Tai dabar mes buvom pirmame skyriuje, tai štai pirmo skyriaus visos iliustracijos. Šaltinių knyga taip ir suprantama, kad tai yra atvartai, plus padidintos iliustracijos, plus tos iliustracijos yra sugrupuotos pagal skyrių. Aš, sakysim, skyriaus rėmuose aš jas galiu tiesiog vieną po kitos versti. Jeigu mes kalbam grinai apie naudą, tai nauda yra tokia, kad informacinių technologijų taikymas arba pagreitina, arba papigina, arba padaro labiau vizualizuotą mokymą, jeigu naudot mokymą. Atkrenta juodas kasdieninis rengimasis pamokom ir mokytojas gali daugiau dėmesio skirti, tarkime, užduočių parengimui, nors pačioje priemonėje yra daug diferencijuotų užduočių ir vertybinės nuostatas formuojančių užduočių. Mokytojas turi galimybę gilinti savo metodinius gebėjimus, mokytojas turi daugiau laiko atsižvelgti į kiekvieno individualiaus mokinio interesus, jo poreikius, jo galimybės. Tai yra, mokytojai yra sudaromos palankesnės sąlygos atsiskleisti visoms gerosiams jo profesinėms savybėms ir tobulėti. Kompiuterinė knyga turi prasmę tik tada, jeigu įduoda pliusą palyginus su vadovėliu. Jeigu tu paimi 1:1 nukaliai, tai čia kiekvienas vaikas gali tai padaryti ir naudos, nėra pridėtinės vertės. Čia vadovėlis irgi yra tas pats, sertifikuotas, ministerijos leidimai tas pats, bet prie jo pridėta visokių gerų funkcijų, kurie leidžia iš to vadovėlio padaryti interaktyvią knygą. Kadangi yra galimybė jungti su internetu, ir čia iš karto pranašumas tarp, sakysim, kompaktiniuose diskuose padarytų knygų ar ką, mes galim tą informaciją atsinaujinti per internetą. Visuomet yra galimybė. Arba net atnaujinti turinį pačios knygos per internetą. Sakysim, rado klaidą. Ir čia yra vienas iš didžiausių pranašumų. Pagrindinis klientas šiuo metu mikroknygų yra vis tik tai mokykla. Ir problema yra tokia, kad, kaip aš juokiuosi, mes esam maždaug vienu žingsniu priekyje mūsų konkurentų visų.
ir Europai, visai aš to nebijau ir pasauliu. Ir 2 žingsniais prieki mūsų vartotojų galimybių. Tai yra gerokai nulėkėm į priekį palyginus su savo vartotojų galimybių. Ir dėl to dabar mes susidurime su ta problema, kad mums reikia vienu metu mokyti vartotojai ir kurti naują produktą. Tai susikūrėme mes 1991 metais oficialiai. Veikla buvo leidiniai užsienio šalim, moksliniai leidiniai. Mes pradėjom elektroninės leidybos ir kompiuterinės leidybos ir šitos dalykus gerokai anksčiau už visus. Pirmas mūsų elektroninis produktas buvo sukurtas 1995 metais Olandų užsakymu, kai dar Lietuvoje iš vis niekas to neužsiminėjo, pirmoji kompiuterinė knyga. Na ir tą pranašumą išlaikėm iki šių dienų. Dabar leidžiam visus vadovėlius, pradedant 5 klasę ir baigiant 12 klasę, matematikos, informatikos, ekonomikos. Ir, sakant, daugybę elektroninių leidinių. Miko knyga Mūsų istorija. Šiaip jau yra priemonė istorijos mokytojams dirbti 10 klasėse, taip pat 12 klasėse, kada yra išplėstinis kursas, ruošiamas valstybiniam egzaminui. Labai įdomus yra dalykas primintukas. Tai yra, jeigu mokytojai kyla kažkokia idėja ir mintis, tai jis tiesiog užsirašo. Technologija leidžia papildyti arba interneto, arba failais iš jūsų kompiuterio arba kitos laikmenos medžiagą. Ir jums atsiranda papildoma medžiaga, kurią jūs galite panaudoti, tarkime, dirbdami. Jeigu mokytojui nepatinka priemonės autorių tekstas atraminis, arba jis nori, tarkime, išmokyti savo mokinius dirbti ypatingai gerai su vadovėlio tekstu, yra dar viena galimybė pridengti autorių tekstą, pavyzdžiui, nuskanuotų vadovėlio tekstu. Ir yra filmuota medžiaga, kuri leidžia gyvai pamatyti istorinius įvykius, politinius veikėjus. Matome kaip kino kronika, kaip pasirašomas Molotovo-Ribentropo paktas. Yra pačioje priemonėje iš esmės 2 galimybės. Viena tai yra tie failai, kuriuos sukūrė autoriai, ir yra vadinamasis katalogas mano, į kurį mokytojas gali sudėti savo parengtą medžiagą. Tarkime, kontrolinius darbus, PowerPoint'o pateiktis, nuotraukas, kino dokumentiką ir visa kita. Todėl, tarkime, tai, ką sukūrė autoriai ir ką sukūrė kūrybingas mokytojas vartotojas, tai ir sudaro tą mūsų istoriją. Tai mokyklose edukacijoje jau nereikia kalbėti apie pritaikymą, jau daugiau kaip 2000 Miko knygų yra mokyklose. Jau mes pradėjom tik tai praėjusiais metais ir jau apie 2000, tai reiškia, jau turi mokyklos. Taigi šiandien mūsų pamokos tema yra pasaulis po Pirmo pasaulinio karo, Paryžiaus taikos konferencija, Versalio taika. Noriu atkreipti dėmesį, kad Pirmasis pasaulinis karas buvo vadinamas didžiuoju karu. Minutėlį persiskaitykite, kokie
pokario iššūkiai buvo. Tai, pasižiūrėkit, prezidentas Wilsonas, gerai žinoti šio žmogaus, atvažiuoti to žmogaus atvaizdą. Gerai, dabar pabandysim įsivertinti viską, ką jūs išmokote. Gerai, Jonai, kaip atsakysi pirmą klausimą? Sudaryti taikos sutartis su Vokietijos sąjungos. Taip. Taip. Gerai, dabar pasitikrinsim, kiek teisingi buvo jūsų atsakymai. Taip, jūs sugebėjot 5 atsakyti teisingai, 5 neteisingai. Ir tai rodo, kad jūs ne visai atidus galbūt buvot šitoje pamokoje. Parodyti teritorinius pokyčius po Pirmo pasaulinio karo, tai Jonas. Suklydai. Pažiūrėk atidžiau. Ačiū. Mikotechnologija pati, jinai jau matyti nebekis. Tai yra principai, kis produktai. Tai mūsų idėja yra, dabar mes turim, sakysim, 3 kartos Miko knygą, tai mūsų idėja jau yra, jau mes kūrėm 4 kartos, kuri pilnai susintezuotų popierinį vadovėlį, kompiuterinį ir internetinį. Dėl eksporto planų, pirmiausia, reikia suprasti, mes 2009 metais pirmą kartą išbandėm produktą Lietuvoje, tai mes jį paleidom. Dabar jau mes matom, kad jis jau Lietuvos ribas lengvai peržengė ir jau kalbam ir su latviais, ir su lenkais, tai yra pradžiai su kaimynais, su rusais, su baltarusiais. Londono parodoje jau kalbėjom su anglais, katalonais, tai yra apie šitokias galimybės, sakysim, pateikti jų turinį šitokiam formate. Ir visi sutinka, kad tai yra iš tikrųjų labai gera idėja technologinė. Jiems, aišku, reikia priprasti prie tos minties, nes jie iki šiol galvoja, kad internetas yra visagalis ir viską galima ten sudėti, bet pamatė, kad tas mažiukas atmintukas turi labai daug galios. Ir dėl to aš manau, kad tai perspektyvos didžiulės. Anglų leidėjai jau atvažiuos balandžio mėnesį tartis dėl angliškų knygų perdarimo ant mikotechnologijos. Mums reikalingi partneriai arba, sakysim, aukštosios mokyklos, mokslo tyrimų institutai, kadangi jie technologijas gali mums padėti, patobulinti, vertinti, galų gale pasitart, arba reikalingi mums partneriai, mokslo įstaigos, mokyklos, kurie duotų turinį. Nes vis tiek mes esam technologijų specialistai. Mes galim, taip, matematiką mes rašom patys, informatiką, bet, pavyzdžiui, geografijos mes neturim, istorijos neturim, mums reikia turinio. Inovacijos Lietuvos vystymais, Lietuvos ekonomikos vystymais ir gyvenimo vystymais, jos praktiškai vienintelis šaltinis, kai mes neturim naudingų iškasenų, kai mes neturim kokių nors ypatingų sąlygų, neturim Himalajų, kur čia eitų žmonės liptų į kalnus iš to uždirbti, ar turizmo, tai yra esam prasto klimato, mažai žinoma šalis, tai technologijos, inovacijos gali tik tai mus pakelti. Tai yra, jeigu mes kursim tą, ką, gali dar krepšinis, bet tai vis tik tai aš manau, kad inovacijos daugiau gali, nes pasižiūrėjęs į kaip pasaulis reaguoja į dabar tą informacinės visuomenės kūrimas ir reikia bent jau nelikti paskutiniais.